Dabar. Taip, ar girdisi? Girdisi, super, labai gerai, ačiū. Taip, tai dar kartelį labas vakaras visi šauniausi, žingeidžiausi verslo partneriai. Esu Diana Galatiltienė, Tiende kompanijos Grand direktorė ir šiandien šį vakarą dalinsiuosi su jumis, sakyčiau, tikrai naudinga informacija. Ir nors ir vasara mūsų labai nelepina, mes tikrai negalim skriausti. Tos, kurios leidžiat savo palepinti savo odą kaukėmis. Būtent veido kaukėmis iš Tiendės. Kiek jūsų daug. Super, labai gerai. Vadinasi, kaukės tai nėra naujiena, tai yra išbandytas, patikrintas produktas ir manau, kad tikrai ne viena iš jūsų mėgaujatės rezultatu, ar ne? Aš manau, kad jūs jau turite atradę kažkokias savo mylimiausias kaukės, tai tikrai labai kokybiškos. Aš nesu niekur kitur bandžiusi tokių kokybiškų kaukių, kokias mes turim Tiende kompanijoje. Ir džiaugiuosi, kad šiandien būtent vasaros laikotarpiu, tada, kada man atrodo, kad mums būtina skirti tokią ypatingą priežiūrą odai, ar ne, kad aš šiandien galiu kalbėti apie tas kaukės. Ir tikrai ne apie visas, žiūrėsiu, kiek laikas leis ir žiūrėsiu, kad jūsų nenuvarginti labai, bet pasistengsiu pačias pagrindinės, kuriomis mes galim lepintis vasarą ir apie kurias jau seniausiai galbūt buvo kalbėta, tai jas tiesiog paminėti. Ir šiandien aš ruošiausi kalbėti apie 3 mūsų katalogo puslapius, kaukytės, kurios yra 3. Tai yra 17, 18 ir 19 puslapiai katalogo. Visa, kas ten yra, šiandien žadu apie tai pakalbėti. Taigi, kaukės tai yra procedūra skirta suaktyvinti odos kraujotaką ir pagerinti jos maitinimą, naudojant aktyvius gydomuosius elementus. Jų stebuklingą poveikį galima sustiprinti ir užtvirtinti, jas naudojant reguliariai pagal tam tikrą rekomenduojamą kursą. Tokiu būdu pagerėja veido odos spalva ir atsistato audinių tvirtumas. Beveik kiekviena Tiende kaukė susideda iš pagrindo ir papildomų maitinamųjų ir gydomųjų komponentų. Jei jums iškyla kažkokia problema, tai nusistatote tinkamai odos tipą ir pagal problemą arba norimą efektą pasirenkate kaukę. Ją naudojate arba visą savaitę kas vakarą, arba 14 dienų iš eilės. Tai darote vietoj jūsų reguliaraus įprasto naktinio kremo. Čia būkite atidžios, jokių būdų ne kartu, ar ne? Nes kartais klausia, kada pirma ar kremą, ar kaukę, tai ne kartu. Arba kaukė, arba kremas. O toliau gali čia kaukę tiesiog naudoti tokių palaikymo režimų maždaug kartą savaitėje. Yra ir kita schema. Visą savaitę kas vakarą, antrą savaitę kas antrą vakarą, 3 savaitę kas 3 dienas ir taip išeinate ant palaikymo kurso kartą per savaitę. Ir tokia maža gudrybė. Pats tinkamiausias laikas kaukėms daryti tai yra vakaras nuo 8 iki 11 valandos. Todėl, kad moksliniais tyrimais yra įrodyta, kad būtent šiuo paros metu oda geriausiai pasisavina maitinamąsias ir gydomąsias medžiagas. Ir aš sakyčiau, kadagi daugiau lepintis, jeigu ne prieš miegą, ne, kad užmigti su gerom mintim, tokiom kažkur tai paskendus malonumuose, ne. Ir tuo metu, kai esate užsidėjusios kaukę, atsigulkite, užsimerkite akis, atsipalaiduokite ir tiesiog pasvajokite apie ką nors malonaus.
Ir yra sakoma, kad teigiamos emocijos kaukės poveikį padidina net 7%. Kas nenori būti dar 7% gražesnė, ne? Manau, kad visoms aktualu. Tai prieš naudojant kaukę, oda turi būti nuvaloma. Tai auksinė taisyklė. Būtinai nesulauksime jokio norimo kaukės poveikio, jei tinkamai neparuošime odos. Taigi, mes turim nuvalyti veidą ir kaklo sritį prausimosi geliu ar pieneliu bei toniku, kurie tinka jūsų odos tipui. Ne? Mes tikrai Candid kompanijoje turim labai daug valamųjų priemonių, jūs tikrai išsirinksit savo mėgiamą. Ir kai jau gulėsit su kauke, tai stenkitės nekalbėti, kad nebūtų tempiama oda. Kaukė tikrai neturės tokio norimo, pageidaujamo poveikio, jei procedūros metu, tarkim, jūs užsiminėsit namų ruoša, ne? Kaukės tai yra atsipalaidavimo procedūra, tiesiog išmokim mėgautis ją, ne, šitą procedūrą. Ir, pirmiausia, aš noriu pradėti kalbėti apie 18 puslapyje esančias kaukės, tai yra dieninės kaukės kremai. Ir turiu pasakyti, kad tai yra išskirtinis produktas ir tikrai tikras išsigelbėjimas skubančioms moterims. Jeigu norit tobulai atrodyti, skirdamos savo grožiui tik keletą minučių, tai šios kaukės tikrai yra tas raktas. Taip, Vaidutė, vyrams tikrai galima. Visa, ką šiandien kalbėsiu, tai vyrams kuo puikiausiai tinka. Tarp kitko, vyrai labai mėgsta šitas būtent tepamas kaukės, dieninės ir naktinės. Tikrai. Taip, tai kuo jos tokios ypatingos? Visų pirma, tuo, kad jų nereikia nuplauti. Na, ir procedūros metu jūs pripildote energiją savo odą visai dienai iki pat vakaro. Ir sakyčiau, kad jau patys kaukių pavadinimai puikiai nusako pagrindinę kiekvienos kaukės paskirtį. Taigi, kaukė Alavijas, kodukas būtų 50109, jos pavadinimas yra idealus balansas. Kaukė garantuoja gilų ilgalaikį odos drėkinimą, saugo ją nuo neigiamo supančios aplinkos poveikio. Alavijas veikia raminamai, naikina paraudimą, didina standumą ir elastingumą, mažina paraudimą ir išlygina raukšles. Ši kaukė kremas tikrai puikiai įsigeria į odą ir vieną pakuotę galima naudoti maždaug 4-5 kartus. Rekomenduojama tepti kaukę storu sluoksniu ant nuvalytos veido ir kaklo odos, vengiant akių srities. Po 10 minučių reiktų pašalinti kremo perteklių servetėle arba švelniai tiesiog įmasažuoti likutį į odą. Ir tas pats naudojimo būdas veikia visoms kaukėms dieninėms, apie kurias aš netrukus kalbėsiu. Mano atveju ši kaukė kremas Alavijas, aš visada stengiuosi ją pasimti, jeigu vykstu į užsienį, kur didelė saulė, reiškia, ryškų saulės spinduliai, tai tikrai pasaka, kaip atgaivina odą ir kaip tiesiog palepina po saulės vonių ir atrodo, tikrai tas veidas jaučiasi toks atsigavęs. Tai tikrai siūlau visoms keliaujančias būtinai įsimesti savo į kuprinės ar į lagaminus. Tikrai pravers, nenuvils jūsų. Kita kaukė, tai būtų gaivinamoji kaukė kremas ledynų vanduo, kodas 510. Tai yra drėkinimas ir spindintis gaivumas. Akimirksniu sugrąžina energiją ir išpuoselėtą išvaizdą odai, nuvargintai streso ir nepalankaus supančios aplinkos poveikio. Aktyvi kaukės formulės jūros dumbliai ir hidrolizuotų kolagenų daro odą stangrę, elastingą, švelnę ir matinę. Atrodo, dar vienas stebuklas mūsų kolekcijoje. Taip. Toliau turime atkuriamąją kaukę kremą jūros eliksyras, kodas 50111.
Tai yra intensyvus drėkinimas, odos funkcijų atkūrimas. Kaukė pasižymi daugiakopiu veikimu, atkuria odos funkcijas ir jaunina. Daug sudėtyje esančių polisacharidų garantuoja gilų drėkinimą, maitinimą ir standina odą. Padeda pašalinti šlakus ir toksinus, sugrąžinti odai sveikatą ir jaunystę. Ši kaukė veikia kaip daugiasluoksnė atkurianti ir atjauninanti priemonė. Toliau raminamoji kaukė kremas kalija, kodukas 501-12 ir vėl daugybė teigiamų dalykų. Tai yra patikima odos apsauga. Kaukė skirta daugiau jautriai odai, kurią reikia apsaugoti nuo agresyvaus supančios aplinkos poveikio. Mažina sudirgimus, pleiskanojimus ir paraudimus. Apsaugo nuo drėgmės praradimo, yra puikus antioksidantas, skatina ląstelių atsinaujinimą ir kolageno sintezę, didina odos apsauginės ir adaptacijos galimybės. Ir prie šios kaukės aš dar kartelį pasikartosiu, kas yra tikrai labai svarbu, nes ir pas mus ateina klientės, kurios sako, pleiskanoja oda, ar ne? Tai šita kaukė yra tikrai pagalba numeris 1. Tiesiog tegul naudoja tam tikrų kursų ir oda tikrai puikiai susitvarko. Toliau kalbėsiu apie kaukę persikas ir sakė. 501-06 yra kodas, tai yra vėlgi gilus odos drėkinimas, vitaminų atstatymas ir skaistumas. Ši kaukė taip pat puikiai tiks odai linkusiai pleiskanotis, ne? Tiek kalija, tiek persikas ir sakė puikiai tinka pleiskanoti linkusiai odai. Persikas intensyviai drėkina, maitina bei prisotina odą mineralais ir vitaminais. Sakė stimuliuoja medžiagų apykaitą ir ląstelių regeneraciją. Veiklieji ingredientai suaktyvina kovos su laisvaisiais radikalais mechanizmus, jaunina odą ir suteikia jai spindesio bei skaistumo. Daugelio mėgiama kaukė Sinovilsonija, kodas 501-07. Tai yra apsauga nuo priešlaikinio senėjimo, odos energija ir skaistumas. Ši kaukė lygina odą, gaivina, švelnina, gerina veido odos spalvą, aprūpina odą visais reikalingais elementais, kad ji būtų gaivi ir skaisti. Augalinis kompleksas saugo nuo ankstyvo senėjimo požymių, stimuliuoja kolageno gamybą ir stiprina apsauginės odos funkcijas, taip pat apsaugo nuo mikrobų. Taip, aš matau klausimą, ar bus įrašas. Šiaip įrašo greičiausiai mes taip ir nedarysim, bet aš jums rekomenduoju tiesiog fotografuotis skaidrės, ar ne, kad po to turėtume savo užrašus kažkur taip, tokia naudingiausia informacija, kad žinotumėt būtent kuri kaukė, kokiam tikslui yra naudojama ir kokios yra jos pagrindinės funkcijos. Taip, toliau kaukė snieguolė arba galantus. Kodukas 501-08. Tai yra spindinti ir sveika veido oda. Gaivios, komfortiškos tekstūros kaukė, kuri intensyviai drėkina odą, grąžina jai skaistumą, spindėjimą, akimirksniu nuramina, išlygina odos toną ir pagerina odos spalvą. Puikiai tinka toms, kas turi strazdanų arba nori nuo jų apsisaugoti. Pasikartosiu, kas turi strazdanų arba nori vasarą apsaugoti odą, kieno oda yra linkusi į pigmentaciją, tai ši kaukė tikrai yra puikiai pagalba. Ir reikėtų paminėti, kad tiesą sakant, rezultatas matosi akimirksniu. Jau po vieno naudojimo tikrai pamatysite ir iškart pasijaučia, kad oda pailsi, tampa stangresnė ir akivaizdžiai pasikeičia strazdanų spalva, jos truputį lengvai pašviesėja.
Ir šiaip geriausias šios kaukės naudojimo periodas yra laikomas vis tik tai ruduo, kai saulė jau nėra tokia aktyvi. Tada ir yra tinkamiausias laikas tvarkyti odos pigmentaciją. Ne? Sudėtyje yra ne tik snieguolių ekstrakto, bet ir jūros dumblių bei hialurono. Tai sakyčiau, tikrai tokia daugeliui reikalinga kaukė. Ir tada žmonės klausia, ką galima parekomenduoti būtent šviesinimui, tai šita kaukė jau pats pavadinimas, ar ne, parodo, kad jis kuo puikiausiai atliks tą funkciją. Taip, toliau kalbėsiu apie kaukės esančias 19 puslapyje. Tai būtų naktinės kaukės kremai. Ir, su šiomis kaukėmis tai taip pat akivaizdus efektas. Jos ne tik panaikins odos įtampą po sunkios dienos, bet ir padės įveikti odai stresą. Rezultatas pridrėkinta, patempta ir gaivi oda. Dabar trumpai pakalbėsiu apie šių kaukių naudojimą. Taigi naudoti kaukę nakčiai 10 dienų, po to 2-3 kartus per savaitę. Tepti kremą kaukę plonų sluoksnių ant veido, kaklo ir būtinai dekoltės srities. Mes dažnai tiesiog pamirštam apie tai, kad dekoltės zona taip pat turi būti prižiūrėta, ar ne? Kaip gerai išsaugoti kuo ilgiau tą stangrią odą visose šitose trijose kūno dalyse. Po 20 minučių drėgna servetėle reikėtų pašalinti nesusigėrusius kremo likučius. Ryte ją nusiplaunam. Nuostabu tai, kad nereikia sėdėti ir laukti, kada ateis tas fiksuotas laikas, kai ją reiktų nusimti. Šią kaukę galima tepti taip pat ir odą aplink akis bei lūpas. Vieną pakuotę, lygiai taip pat kaip ir dieninių, maždaug sunaudos per 4-5 kartus. Žinot, iš tiesų priklauso nuo to, kaip storai jūs tepat ir ar tepat vien tik ant veido, ar naudojat ir kaklo bei dekoltės sričiai. Ne? Tai va, bet 4-5 kartus tai tikrai garantuotai. Beje, nakčiai tepdamo šią kaukę, žinot, dažnai daug kurio sako, kad gal išsiteps pagalvę, ištepliosiu patalinę ir panašiai, bet žinokit, gali būti ramios, taip tikrai nenutiks. Kažkaip tai ta kaukė pakankamai gerai įsigeria ir aš dar nesu pabudusi ryte su mėlyna, tarkim, pagalvė, nors naudoju kaukę mėlynę, man jinai labai patinka. Tai va, tai tikrai gali drąsiai teptis. Ir kuo daugiau užsitepsi, tai tuo daugiau oda pasisavins. Ir sakau, jeigu taip ir kaklo ir dekoltės sritį dar nepamiršit palepinti, tai oda tikrai padėkos jums sveika išvaizda. Dar galbūt irgi svarbus momentas tas, kad tarkim, kada mes atsidarom šitas kaukės, šiaip būtų gerai, kad jūs laikytumėt šaldytuve, kad jokių būdų ne kažkur tai kaip padėjo, nežinau, ten virtuvė ant saulės ir panašiai. Geriausia, kad visos svarbiausios savybės, kad jos būtų užšaldytos savotiškai, išlaikytos vėsiame tiesiog ore. Tai geriausia atsidarius tiesiog laikyti šaldytuve. Ir jeigu norit, kad nebūtų ten per daug šalta, jeigu jūs bijote ten to gaivumo tokio, tai prieš naudojimą keliasdešimt minučių išsitraukėt, užsitepat ir vėl iš šaldytuvo pasidedat. Tai tada tikrai efektas bus tiek, kiek reikia, tiek ir pasisavins oda. Taip, dabar kalbėsiu konkrečiai apie kremą kaukę žalioji arbata, kodukas 501-01. Tai yra puikus tonusas ir žalioji arbata, tikrai mes jau ne vieną kartą esame apie ją kalbėję, kiek daug ypatingų savybių, elementų turi žalioji arbata ir koks tai yra gėris, ar ne, kada mes galim naudoti kosmetiką būtent su žaliaja arbata. Visų pirma, žalioji arbata normalizuoja odos pH. Ji intensyviai drėkina, aktyviai šalina toksinus ir šlakus iš odos, tonizuoja. Žalioji arbata prisodrina odą vitaminais, kurie greitai prasiskverbia į ląsteles, į jų vidų, maitina ir saugojas.
Ir tai tikrai yra greita priemonė pagerinti odos tonusui. Žaliosios arbatos ir jūros dumblių einančių į sudėtį antioksidacinio poveikio dėka oda atsigaivina ir tampa standresnė. Ir kaip Jolanta rašo, kad pasikeičia veido odos išvaizda. Taip, tai yra tikra tiesa. Kada naudoji taip iš eilės tam tikrą kursą, tikrai matai, kaip keičiasi odos tiesiog išvaizda, kaip jinai atsigauna. Ir reguliarus šios kaukės naudojimas malšina uždegiminius odos procesus, efektyviai naikina odos senėjimo požymius, jaunina, suteikia odai energijos. Sakyčiau, po sunkios darbo dienos ir visų žalingos aplinkos poveikio, gyvenant didmiesčiuose, kur kamščiai, mašinos ir panašiai, užterštumas, tai ši kaukė tiesiog gelbėja odą. Ir jos dėka oda puikiai atsigauna. Ir dar ši kaukė šiaip yra rekomenduojama riebiai odai. Nors realiai visos kaukės tikrai tinka visiems odos tipams, bet jeigu kažkas ateina pas jūs ir sako, kad aš turiu riebią veido odą, tai visų pirma tikrai rekomenduokit būtent šią kaukę. Taip, toliau kalbėsiu apie kremą kaukę pomidoras. Kodas 50102. Ši kaukė išvaduoja nuo streso ir nuovargio. Ir galite pasakyti, kad keista, kad kaukė yra pagaminta iš pomidoro. Pomidorai dažnai yra įvardijami kaip dideli alergenai. Tačiau Jandi tikrai moka sukurti tokias receptūras, kurios yra tikra atgaiva mūsų odai. Ir tiesą sakant, pomidorai iš tiesų yra mineralinių druskų ir organinių rūgščių šaltinis. Jie ne tik kovoja su stresu, bet ir padeda odos ląstelėms atsinaujinti. Sudėtyje esantis E ir A vitaminai atkuria apsauginę odos funkciją, efektyviai saugo nuo neigiamo aplinkos poveikio. Pomidorų ekstraktas intensyviai drėkina, naikina nuovargio požymius, suteikia energijos, pasižymi antioksidacinėmis savybėmis, suteikia komforto jausmą ir gaivę išvaizdą. Pažadina odos natūralius resursus kovai su vytimu bei intensyviai drėkina. Sudėtyje yra vaisių rūgščių bei hialurono rūgšties. Puikiai tinka vasarai, ypač jei, tarkim, po karščio, po ilgo deginimas yra šioks toks veido paburkimas. Taip pat, jei jūsų veiduką kankina dažni bėrimai, tai būtinai išbandykit šią kaukę. Ir ji yra rekomenduojama sausai odai, bet vėlgi tai yra tik rekomendacijos, nes kiekvienam odos tipui jis tikrai tiks ir tikrai galėsit pasimėgauti. Taip, nuo nudegimo taip pat. Vasarai, aš sakyčiau, tai yra kaip vaistinėlėje laikom tam tikrus tiesiog tam tikrą produkciją nereikalinga, tai kremas kaukė pomidoras tikrai turėtų būti ten, ar ne, todėl kad, tie, kas lepinamės, tai saulės spinduliais, kai mūsų saulė lepina, ar ne, tai tikrai galim po to tiesiog efektyviai pasinaudoti šios kaukės malonumai. Toliau kalbėsiu apie kremą kaukę mėlynė. Kodas 50103. Gaivi veido spalva. Mėlynių uogose yra 86,5% vandens, 8% angliavandenių, iki 0,6% pektino, 1,2% organinių rūgščių, taip pat vitamino C, P, B1, B2, beta-karoteno, mineralinių druskų, eterinio aliejaus. Žodžiu, galėčiau ilgai vardinti, ko ten yra šitose mėlynių uogose. Ir mėlynių sėklų aliejuje gausu odą stiprinančių ir energijos suteikiančių riebiųjų sočių, tai yra omega-3 ir omega-6, bei natūralių oksidantų, kurie palaiko normalias ląstelių funkcijas.
Ir nežinau, ar girdėjau tokį dalyką ar ne, bet šviežių virtų uogų, būtent mėlynių uogų tyrele yra gydomi paprastieji spuogai. Ar ne? Tai sakyčiau, tikrai daug ką pasako. Ir mėlynių ekstraktas esantis šioje kaukėje yra stiprus antioksidantas, kuriame gausu polifenolių, kurie stimuliuoja ląstelių atsinaujinimą, padeda išvengti ląstelių žalojimo dėl saulės poveikio ir oro užterštumo. Dovanoja komforto jausmą, tonizuoja ir patempia odą, gerina kraujotaką. Speciali šios kaukės sudėtis aprūpina odą maitinančiais elementais, išsaugo drėgmę odos ląstelėse ir tokiu būdu odai suteikia stangrumo. Mėlynė prisotina odą vitaminų ir mikroelementų kokteiliu. Suteikia jai natūralų švelnų spindesį, padaro ją gaivę, lygią, matinę, šalina blizgesį, giliai drėkina ir maitina. Taip pat padeda lėtinti senėjimo procesus, sutraukia poras bei lygina raukšles. Šią kaukę taip pat reikėtų naudoti kokių 10 dienų tam, kad tikrai pajausti tą tokį ypatingą odos atsigavimą. Ir taip, jūs dabar kalbate apie tai, ar yra, ar nėra prekybo, ar ne? Jūs tikriausiai pastebit, kad vienos prekės tam tikrais laikais, tam tikrų laikų tiesiog trumpam dingsta iš mūsų akiračio, ne, kitos atsiranda, tai yra normalu, ar ne? Tiesiog palaukim ir ji vėl bus, nes ji nėra išimta iš prekybos. Taip. Toliau kalbėsiu apie kremą kaukę vynuogę. 501-04, tai yra jaunystė ir sveikata. Ir ši kaukė tinka moterims po 35 metų, nes ji tobulai padeda atsinaujinti odos ląstelėms ir labiau rekomenduojama sausai odai. Sudėtis: vaisių rūgštis, alantoinas, hialurono rūgštis, vitaminai E ir C. Ir jūs žinot, kad vynuogėse yra gausu vitamino E ir C, kurie kiekvienas ir kitas turi didžiulį antioksidacinį poveikį. Alantoinas, flavonoidai ir hialurono rūgštis lygina odą, gerina jos elastingumą ir stangrumą, mažina stresą ir ypač aktyviai tonizuoja. Lėtina ląstelių senėjimo procesus, minkština odą, mažina raukšlelių kiekį. Tai tikras malonumas jūsų veido odai. Ir tikrai oda taps šilkinė, stangri, akivaizdžiai sumažės raukšlelių, tokių, smulkesnių raukšlelių kiekis, ar ne, ir jeigu gilesnės, tai jų tiesiog gylis sumažėja. Jos tampa mažiau pastebimos, oda puikiai atjaunėja. Ir labai tinka būtent šį kaukę po peelingo procedūrų. Taip. Toliau turim dar vieną nuostabią kaukę mušmulą. 501-05 odukas ir pagrindinė jos funkcija tai yra odos stangrumas. Pavadinimas gal kiek neįprastas, ar ne, mūsų ausiai atrodo. Yra ir lietuviškas šio augalo pavadinimas, tai yra šliandra. Tai yra erškėtinių šeimos dekoratyvinis toks nedidelis medis arba krūmas, žiūrint, kaip ten jį augini, ar ne, su tokiais pražanginiais paprastais lapais ir pavieniais baltais žiedais, kurie išsidėstę šakelių viršūnėse. Ir žydi šis augalas gegužės mėnesį. O vaisiai tai tokie, matot nuotraukai, tokie lyg obuoliukai, ne, ir jie yra valgomi. Mušmulos vaisiai yra plačiai naudojami kosmetikoje ir jie įeina į kosmetikos įprastai skirtos jautriai odai sudėtį. Šių vaisių ekstraktas drėkina odą, suteikia jai spinduliavimo ir šviežumo pojūtį. Kaukė giliai drėkina ir maitina odą, stimuliuoja medžiagų apykaitą, stiprina kolageno skaidulas, lygina raukšles, didina odos elastingumą ir išsilygina odos atspalvis. Puikiai susitvarko smulkios raukšlelės paakių zonoje.
Ir viena klientė, kuri iki tiendė mėgdavo lepinti savo veiduką tiesiog uždėdama ant jo mušmulos vaisių, tai įvardino tokius šios kaukės privalumus. Jis sako, kad visų pirma, nuo veido nekrenta vaisių gabalėliai, ką iki tol patyrė. Taip pat nėra galimybės išsitepti drabužių ir ją galima daryti kada tik nori, o ne tik tada, kai yra sezonas šitų vaisių, ne? O kaip sakiau, sezonas tai yra gegužės mėnuo. Tai va, tai žodžiu, efektas kaip, tai yra, kaip pasakyti, toks neįkainojamas dalykas, kurį tu gali tiesiog patirti kiekvieną mėnesį, o ne tik tai kartą metuose. Ne? Taigi, apibendrinama pakalbėsiu apie visų mano šių minėtų kaukių pliusus ir minusus. Nes, aš tai manau, kad dabar, kai viską išvardinau, jums bus tikrai sunku išsirinkti, kurios aš čia noriu, ne, jos visos tokios ypatingos. Turiu prisipažinti, kad tai nėra toks lengvas dalykas ir pasakyti, kuri yra mėgstamiausia, tai nėra taip paprasta, bet išbandyti jas visas tikrai reikia po trupučiuką, nes kiekviena vis duoda kažkokį kitokį efektą ir smagu yra tai, kad jau sunaudojus vieną pakuotę, kad mes akivaizdžiai matom, kaip oda mums dėkoja savo sveiką išvaizdą ir spindesį. Ne? Tai va, tai kadangi aš sakiau, kad paminėsiu pliusus ir minusus, aš turiu vieną minusą, čia mano nuomonė, ne? Kad nėra labai patogi pakuotė, atsižvelgiant į faktą, kad tai nėra vienkartinė kaukė. Ir tarkim, jeigu aš noriu kažkur tai išvažiuoti ir panašiai, aš jau turiu susigalvoti, kaip man ją uždaryti, kad neišbėgtų tą kaukę. Viskas, daugiau minusų tikrai nėra. Ir visa kita šiuose kaukėse yra vieni pliusai. Tai yra visų pirma, kaip aš sakiau, natūralūs elementai, natūralūs komponentai įeinantis į sudėtį, ar ne? Taip pat tekstūra, paprastas ir lengvas paskirstimas ant odos. Odos patempimo efektas, greitas matomas odos patempimo efektas. Gaivinantis ir drėkinantis poveikis. Gaivus aromatas, tikrai be galo malonus aromatai, bet kurią pakuotę atsidarius tikrai labai labai miela. Taip. Maloni spalva ir tikrai puikiai kaina. Tai va, tai tiek apie šias tikrai nuostabės kaukytės. Skubėkit užsisakyti būtinai, kas dar nebandė, tai tikrai užsisakykit ir atraskit savo mėgstamiausią. Taip, o be to nepamirškit artimųjų palepinti, ar ne, visada vis galvojam, ką čia tokio ypatingo nupirkti kažkam iš savo artimųjų. Tai nupirkę tokią kaukę, tarkim, tai tikrai suteiksit didelį malonumą ir tas žmogus tikrai jums bus dėkingas ilgą laiką. Taip. Toliau kalbėsiu apie kaukės esančias 17 mūsų katalogo puslapyje. Tai visų pirma, Deluxe serijos kaukės. Kiekvieną pakuotę iš šių kaukių sudaro kaukė muliažas veidui, kaklui ir drėkinamoji emulsija. Kaukė tikrai puikiai priglunda prie odos, sudaro tokį, pasakyčiau, šilumos efektą. Ir tai yra automatiškai tikrai puikios sąlygos poroms atsiverti, ar ne? Ir dėl tos priežasties maitinamosios medžiagos greičiau patenka į odos ląsteles. Padidėja šios kaukės naudojimo efektas. Tai yra intensyvus atstatomasis poveikis veido, kaklo ir dekolte zonos odai. Šia sistema, kodėl aš sakau sistema, todėl kad taip vadinasi šios kaukės, nes į jų sudėtį įeina 3 pakuotės. Ne? Rekomenduojama naudotis labiau nuo 35 metų, ne anksčiau. Tiesiog anksčiau nėra reikalo, todėl kad jos tiesiog padeda atsigauti odai, nesuteikia odai jaunystę, o iki tol oda dar pati sugeba pakankamai gerai kovoti su neigiamu aplinkos poveikiu, ne, ir panašiai. Tai va, tai tiesiog rekomenduojam nuo 35, nebent jūs pačios jaučiat, kad jūsų odai jau reikia to kažkokio tai tokio didesnio atgaivinimo, ar ne, na, tai kodėlgi ne, tikrai nepakenksit. Emulsija esanti trečioje abiejų kaukių pakuotėje, beje, abiejose kaukėse yra ta pati emulsija, ta pati sudėtis absoliučiai. Tai ši emulsija yra papildomas maitinamasis šaltinis ir ji užtvirtina gautą efektą po kaukės naudojimo.
Emulsija yra ypatingai švelnios tekstūros, akimirksniu įsigeria ir palieka ypatingai malonų pojūtį. Taip, dabar trumpai papasakosiu apie naudojimą. Tiesiog imame muliažą iš pirmos pakuotės ir tolygiai paskirstome ant veido. Taip ir bet kurią kaupytą muliažą, ne? Ir stengiamės nepalikti jokių sulenkimų ar tuščių vietų. Toliau iš antros pakuotės imam kitą kaukę ir užsidedam ant kaklo ir dekoltė zonos. Ramiai, kaip pradžioje minėjau, net pasimėgaujam, pabūnam su kaukėmis maždaug nuo 20 iki 25 minučių, ne? Tada nusiemam jas, likučius pašalinam drėgna servetėle ir ant veido, kaklo ir dekoltės srities paskirstome mūsų intensyviai maitinančią emulsiją. Geriausia jos nenuvalyti, o tiesiog palaukti, kol jį pilnai įsigers į odą, ne? Taip, o dabar tiesiog trumpai papasakosiu apie kiekvieną iš šių kaukių atskirai. Tai visų pirma kaukė 24 karatai, kodas 501-41. Tai yra prisotinimas deguonimi ir jauninimas. Tai ekskliuzyvinė savo sudėtimi kaukė, kuri intensyviai maitina, aprūpina odos audinius deguonimi, stimuliuoja kolageno gamybą, lygina raukšles, atstato sveiką odos toną, mažina pigmentinės dėmes ir tai yra tikrai puikiai priemonė nuo kuperozės, todėl kad daro mažiau pastebimus kapilerus. Ir kai nežinot, kokį kremą ar ką rekomenduoti savo klientėms, nes tikrai daug tokių yra, kurios turi kuperozę, tai būtinai rekomenduokite būtent šią kaukę ir rekomenduokite ne tai, kad vieną kaukę, o būtinai, kad būtų visas kursas. Ir kaukė nenaudojama esant odos pažeidimams ir uždegiminiams odos procesams. Čia tikrai griežtai ne. Sudėtis: bioauksas, alavijo ekstraktas, hamamelio ekstraktas, jojobos aliejus, glikolio, salicilo ir citrinos rūgštis. Taip, ir visi šie mano išvardinti elementai, jie puikiai aprūpina odą maitinančiais elementais, taip drėkina, ramina ir atstato odą. O jojobos aliejus daro šią kaukę tikrai unikalia. Jis maitina, minkština šią odą ir savyje turi tikrai daug vitamino E, o jūs žinot, kad vitaminas E tai yra stipriausias antioksidantas. Tai va, ši priešuždegiminė, regeneruojanti priemonė tikrai padeda, aš matau klausimą, ne apie pigmentinės dėmes, tai tikrai šviesina pigmentinės dėmes, taip pat mažina paraudimus ir svarbiausia, kaip jau sakiau, kad mažėja išsiplėtę kapiliarai. Vadinasi, tie, kas turi pigmentinių dėmių, paraudimus bei išsiplėtusius kapiliarus, ši priemonė tikrai yra numeris 1, kas pagerintų situaciją. Taip. Gerai. Toliau. Kaukė veido ir kaklo odai šilkas. Tai yra maksimalus grožis minimaliomis pastangomis. Drėkinimas bei raukšlių mažinimas. Intensyviai drėkina bet kokio tipo odą, praradusią daug vandens. Amžius čia neturi jokios reikšmės. Amino rūgštys, kurios įeina į šilko proteinų sudėtį, lygina mūsų odą, drėkina, pasižymi antivirusiniu ir antibakteriniu poveikiu. Todėl pašalina riebų odos blizgesį, reguliuoja riebalinį balansą ir normalizuoja odos pH. Tai, kad normalizuoja odos pH, ne faktas, tai reiškia, kad tinka bet kokiam odos tipui. Taip, tai yra normalizuoja pH, nemažina ir didina pH, bet normalizuoja ir prisitaiko prie odos tipo. Tai yra tikrai labai svarbu. Kaukė puikiai tinka lyginant smulkes mimikos raukšleles, užkerta kelią naujų atsiradimui, taip pat mažina odos dirglumą ir pleiskanojimą.
aktyvizuoja ląstelių atsinaujinimą bei skatina ląstelių metabolizmą. Tai va, tai tokios 2 deluxe serijos kaukės, kurios tikrai, sakyčiau, ypatingai veikia mūsų veido odą. Na ir nežinau, ar pavargot ar nepavargot, bet aš dar iš šio puslapio dar turiu 2 kito kaukės. Aišku, apie jas aš galėčiau kalbėti tikrai labai labai ilgai, bet pabandysiu tiesiog trumpai pasakyti, ką jos daro, ne, kuo jos ypatingos. Visų pirma, ką reiškia fito? Tai reiškia 100% natūralu. Nėra jokio kažkokio cheminio elemento. 100% natūralios žolelės tik tai eina, ne? Tai ši kaukė multivitaminas, kuri turi koduką 14705, tai yra priemonė aktyviam maitinimui. Kaukė skatina elastino ir kolageno sintezę, aktyvina ląstelių regeneracijos procesus, drėkina, suteikia malonų šviežumo pojūtį. Ir ši kaukytė tinka absoliučiai visiems odos tipams. Kokia jos sudėtis? Dilgėlių, melisos, juodųjų serbentų, čiobrelių, pipirmėčių lapai, vaistinės ramunėlės žiedai, avižiniai miltai ir saldymedžio šaknis. Būčiau nuostabiai skamba, ar ne? Visas šitas kokteilis išvardintų medžiagų. Aš manau, kad nė viena iš mūsų taip tikrai nesugebėtumėm surinkti tiek daug žolelių į vieną vietą, nors galėtumėm, jeigu labai pasistengtumėm, bet kam to reikia, tai už tokią kainą mes visą tą rinkinį turim, ne, ir būtent Jandė mums tai suteikia. Ir dar šioje kaukėje taip pat yra natūralių saponinų, kurie eina į saldymedžio šaknies sudėtį. Tai yra taip pat labai labai svarbu. Taip. Ir ši kaukytė gali būti naudojama tiek kaip prausiklis, kaip kaukė ir kaip nuostabus šveitiklis. Tai va, tai 3 tokie, na, atskiri visiškai naudojimai ir pasinaudos šios kaukės funkcijos, sakyčiau, na, tai yra tikrai fantastiškas dalykas. Tam, kad jeigu mes norim, tarkim, šveisti odą, ne, tai mums tiesiog reikia veiduką sušlapdyti ir tokiais lengvais sukamaisiais judesiais imti sausą mišinį, dėti jį ant veido ir patrinti. Ir tai gaunasi natūralus šveitiklis, o po to tiesiog nuplaunam vandenį. Ir oda tikrai labai gerai išsivalo tokiu būdu. Šiaip labiausiai rekomenduojama šią kaukę dėtis ryte. Jis puikiai tinka rytiniam odos valymui. Ir dabar kaip ją pasiruošti? Šiaip ją reikia atskiesti tokiu šiltu, ne karštu jokių būdų, neplikytų, bet šiltu vandeniu 1:1. Tiesiog ir kada praskiedžiam ją, nes tą masę paskirstom ant veido ir tiesiog po kurio laiko nuplaunam vandenį. Tikrai pabandykite, tie, kas nedarė, tai aš manau patiks. Nors mano mėgstamiausia iš kito kaukių tai yra kaukė su alginatais. Tai yra kažkas tokio ypatingo, tikrai labai labai ypatingo. Kodukas būtų 14703. Ši kaukė yra liftingo efektas, na, ir todėl jį galbūt labiau tinka subrendusiai odai. Ir ši fito kaukė veido odą veikia kompleksiškai, ištraukia poras, standrina ir patempia odą, atkuria jos elastingumą ir išryškina veido ovalą, tonizuoja, lygina raukšles ir užkerta kelią jų atsiradimui. Iš šios kaukės sudėtį įeina 2 tipų pagrindinės sudedamosios dalys. Viena iš jų tai yra alginatai, tai yra polisacharidai iš jūros dumblių, ar ne, jau jūs tikrai žinot, kad Jandė turi puikių priemonių, į kurias yra įdėtos visos didžiausios tokios jūros gelmių gerybės. Ir kita sudėdamoji dalis, tai yra vitaminų fito kokteilis. O į jį įeina dilgėlės, melisos, juodieji serbentai, čiobreliai, pipirmėtės lapai, vaistinės ramunėlės žiedai, avižiniai miltai, saldymedžio šaknis. Ne? Ir vat visi šitie elementai veikdami kartu tikrai suteikia tokią, sukuria natūralią grožio procedūrą, kuri kaskart stebina puikių rezultatų. Ir tai sakau, na, ne dėl to, kad kažkur kažką perskaičiau, net bet dėl to, kad išbandžiau pati ir mėgaujuosi tiesiog. Ji tikrai sumažina raukšleles, standrina odą, padidina elastingumą, sutraukia poras ir
aš sakyčiau, kad užtepus ant veido, tarkim, mano pojūtis toks, kad šita visa kaukė virsta tokia, malonė mase, kuri lyg tvirtai suima odą, gaivina ją, patempia ir lygina. Ir, tarkim, man visada jaučiasi jau po vieno karto, kad oda tikrai darosi stangresnė. Aš jaučiu, kaip jinai darosi stangresnė. Tikrai nerealus jausmas. Ir jis staigiai ramina, drekina, detoksikuoja ir stangrina. Ir kaukėje nėra jokių riebalų, tad ji tikrai puikiai tinka net ir mišriai ar riebiai odai. Ir kaukės efektas išlieka maždaug iki savaitės. Tad tai tikrai puikiai tinka tiems, kurie neturi laiko pastoviai rūpinti savo veido odą, bet nori greito ir kokybiško rezultatų, tarkim, prieš kokią nors ypatingą progą. Man tai tikrai ši kaukė yra tokia procedūra, kuri teikia bendrą pasitenkinimą ir tokia tikrai gerą savijautą jau nuo pat kaukės užsidėjimo. Ir rezultatas tikrai, kaip ir sakiau, matosi po pirmo naudojimo. Tai jeigu su kaukė multivitaminas mes galim odą tiesiog nuvalyti ar nušveisti, nenaudodami šio mišinio kaip kaukės, tai su alginatais mes šveitimą ir valymą gauname po kaukės. Tai reiškia, kad tada, kai pabūnam su kaukė, plaunam vandeniu ir tuo metu, kai mes plaunam ją vandeniu, taip atrodo, kad lyg dar atliktume veidų šveitimo procedūrą, nes tikrai puikiai išsivalo poros, inkštyrai ir panašiai. Tiesiog ir visą tai vyksta dėl alginatų, nes alginatai tikrai suteikia tą tokį būtent šveitimo poveikį, leidžia mums atlikti tada, kada mes nusiminėjom tą kaukę. Ir dar norint sustiprinti efektą, tą didesnį kaukės poveikį, galima jau maišyti kokio kosmetinio augalinio aliejaus, pavyzdžiui, alyvuogių ar migdolų ir medaus taip pat, ar ne? Tačiau toks patarimas, ką aš dabar ką tik pasakiau, tikrai netinka riebiai odai, nedaryti to. Jeigu jūs turite riebios odos tipą, tai geriausia tada naudoti saulėgrąžų aliejų, kukurūzų ir migdolų, nes jie tinkamiausiai pasirūpina būtent riebia oda. Ir šias kaukės yra rekomenduojama daryti 2-3 kartus per savaitę. Ir dar ką aš norėčiau rekomenduoti, būtent kalbėdama apie fitokaukes, kad prieš naudojimą aš jūsų vietoj pirmiausia užsidėčiau kaukę truputėlį ant riešo ir patikrinčiau, ar nealergizuoja, nes tikriausiai pastebėjot, kad šiais laikais tikrai yra daug žmonių alergiškų vieniems ar kitiems augalams, ir kadangi tai yra visiškai natūralios kaukės, ir tam tikrai augalai eina į jų sudėtį, pasižiūrėkit, kaip reaguoja jūsų oda ir tiesiog geriau įsitikinti, ar neturit alergijos nei vienam iš augalų einančių į sudėtį, o tada jau tikrai drąsiai galite dėtis kaukytę ant veido. Taip, matau klausimą. Ar galima naudoti veido kaukės, jeigu į kaktą yra leidžiamas botoksas? Taip, žinot, aš 100% tikrai negaliu atsakyti šį klausimą, nes nesu kosmetologė. Bet aš tikrai nemanau, kad kažkuri iš kaukių galėtų kažkaip tai pakenkti, netgi priešingai, sakyčiau, jos turėtų sustiprinti botokso tą efektą, bet jūsų vietoje aš pasiklausčiau, tiesiog užduočiau šį klausimą tai specialistė, kuri prižiūri jūsų veiduką, pas kurią jūs einat ir leidžiate tą botoksą. Tai tikrai aš užduočiau tą klausimą, nes man baisu taip imti ir teikti 100%, kažką tai. Tai tiek mano mieliausios mergaitės, ką aš norėjau papasakoti šiandien apie kaukės. Ačiū kiekvienai iš jūsų už jūsų klausimus. Man tikrai labai svarbu, kada jūs klausėte ir aš matau, kad jūs domitės, ir tie klausimai tikrai labai laiku ir vietoje ir jie padeda ne tik tai jums pačioms, bet ir toms, kurios klausosi. Jeigu dar turit kažkokių klausimų, aš mielai juos atsakysiu, galit man rašyti. Taip, o jeigu ne, tai tikrai dėkoju kiekvienai iš jūsų, kurios skyrėt šiandien savo brangų laiką ir išklausėt paskaitą būtent apie kaukės. Ir aš tikrai tikiu, kad iš visos gausos, ką mes turim, jūs tikrai susirasit tą tinkamiausią ir palepinsit save. Nes kaukės tai yra tikrai kažkas ypatingo. Tai yra laikas, kada mes skiriam
sau, savo malonumui, savo atsipalaidavimui, ar ne, savo kažkokių tikslų, svajonių susikūrimui, ar ne, susidėliojimui. Tai va, tai tikrai linkiu kiekvienai iš jūsų atrasti to mielo, malonaus laiko sau. Ačiū labai, kad buvot kartu. Tikrai dėkoju kiekvienai iš jūsų ir linkiu saldžių sapnų. Viso geriausio, atsijungiu. Ačiū, kad buvot.